Sau, kas per karščiai, kas per vėjais laukia. Apsikirp, kaip atrodo, kaip nevala, neapsiskus, nesikirpęs. Nu ką buvau, kirpyklai. Apdailina, vadinama kaklo linija, čia viską bišką apdailina, praretino plaukus, nu, ta prasme, praplonina, taip gali pavadinti viskas. Jeigu aš dabar taip auginu, nu, koks man skirtums, kaip kam aš atrodau. Kaip sako, pirma turi sau patikti, o kitiem, taip, ką bedarytum, nepatiksi, tai koks skirtums. Labdien visiems ir, sveikinuos iš saulėtosios Švedijos. Rugsėjo mėnuo, atėjo karščiai, kiekvieną dieną po 30 laipsnių karščio. Naktį 8-10 šilumos, o dieną 28 šilumos, į vėjais nesąmoningas. Šiandien ne karščiausia diena, ryt po rytį pabus pats piks. Bet čia, manau, toks vienas iš paskutinių, toksai, kaip čia pasakyti, vasaros vos nepasakiau, pasispjaudims, pasispardims. O tokia diena kažko. Naktį prastai miegojau, o dieną namuose bišką apsitvarkiau. Kiemą, kai visą laiką pasikrapšinėjau, po kiemą apsitvarkiau, kad vis būtų tvarkingai švaru, ne tai kaip mano šukosina. Ir, biškį numiegau pokaičio valandžikę, sūnus dar paliko miegoti, kartu nuėjom miegoti, bet aš pirmiau atskėliau. Ir važiuoju į darbą. Labai 5 beveik, sak 6 pradėti, tai į parduotuvę užsukti, šio bei to nusipirkti. Ir, naktinis reisas, bet toks, kaip čia pasakyti, kilometrų nedaug, 500 kilometrų nuvažiuoti į Rydo kaimelį, pasikrauti spurgų, tada kur kruojamės, tik dabar, kiek suprantu, jau pilna mašina, pilna priekaba, ir nuvažiuoti į Orebro lent mane neišsikrauti viskai, tada eit miegoti rytoj rytą. Tai nežinau, taip kažkaip planuoju, jeigu vis gerai, per kokį 12 valandų susisukt, gali nieko visai. Kaip pakvipo nupjauta žolė. Vieni iš paskutinių kvapų šiemet tokie. Nupjauta žolės kvaps. Žydinčių kažkokių laukų jau viskas nebebus. Baigas viskas. Rimtai savaitgalis, 4 dienas apturėjau laisvas. Da jeigu šiandien skaičiuojant, tai dar beveik daugiau nei pusė dienos laisvas, tai vos ne 5. Iš tikrųjų pailsėjau. Ir tuose kursuose buvau šeštadienį visą dieną. Į ten susitvarkiau, į ten. Visai neblogai. Atsipučiau iš tikrųjų. Rimtai tepalus keičiau šaranai, video matėt paskutinimus jau. Sakiau, naujienų pasakysiu iš darbo, Gavau tokios informacijos, kai jau, kaip sakant, ruduo kaip ir prasidėjo ir kad jau turėtų ne už kalnų būti biški naujesnis transportas. Kas mane visai nudžiugino, pagodė biškelį. Tai dabar beliko laukti ir galvoti, kaip čia kada ir kokį ir taip toliau visokias smulkmenas. Aišku, tikiuos Skanijos vis tiek, kaip be būtų taip. Kas bus tas, bet tikiuos Skanijos. Džiaulis jam dabiškiai. Skaitas atvažiavo anksčiau. Nie mašinas. Tvelims. Prasišoviau galvų, kad bus, nes laivūn. Nes dažniausiai tiesiog sugalvoju laiką, kokį krautis, tau kokį pradėti. Nes galvoju, jau tikrai bus apsidirbęs žmogus. Tai dabar reikia palaukti. Reikėtų nusiau kavos atsigerti, kol lauk. Nepirkau energetinio gėrimo, įsivaizduojate. Tai nevažiavau parduotuvę, nes parduotuvę realiai važiavau, galvoju, nusipirksiu Monsteriuką.
Bet galvoju, blemba, dabar per išeiginės dienas, kavos tik geriau viskas, jokių energetinių, jokių nieko. Nu, taigi aš nesu priklausoms tam mėšlai, kada noriu, tada geriu. Tai galvoju, nepirksiu. Tuoj. Suvalgiau snikeriuką. Na. Mašina grįžo kaip laikrodis, be 15:06. Kol susidėjau šmutkės, kol ką. Lygiai 6 pradėjau. Skambinau vadybininką, nes pasižiūrėjau telefone. Atgalinis pasikrovims rytojaus jau ir telefone, jau kaip ir aišku. Bet šiandien ką krautis nėra. Tai paskambinau, gal kas pasikeitė, gal ką. Ne, sako, nespartau, kodėl neatsiuntė, žodžiu. Grįšiu namo, sako, tu važiuok, nes man dabar iki vietos ten 130 kažkur kilometrų, tai grubiai vos ne 2 valandas važiuoti. Sako, tu važiuok, sako, aš grįšiu namo, tavo atsiųsiu. Ok, sakau. Tai pasikrausiu ir vešiu į Orebro, į Frigoscandiją. Frigoscandija, nežinau, iš tikrųjų nesu ten buvęs, bet pabuvosiu, o krausiuos rytoj tame Lentmanene. Nu, ten, kur dažnai būna problemų. Tenais krausiuos, tai super. Tai ir super, aš dabar galvoju, ar pasikrovimo laiks buvo ar ne. Žinau, kad išsikrovims jau tas vietinis vairuotojas čia, kai aš grįšiu, ketvirtadienį išsikraus, vienu žodžiu, 9 ryto. O man pasikrovims, nėra pasikrovimo laiko. Data yra ir viskas. 48 palečių vietos į Helsingborgą, į Iką. Minus 22 laipsniai. Nu, jis super. Super, puper, priekį Anglafraks parvažiuoja. Jukė. Na, pamirčias man. Pim, likt. Ei. Buvę kolegas. Tai va, važiuojam į Rydą. Pašalit nuosi. Taip kažkaip tikiuos, gal spurgų gausiu. Visai tos spurgos skaniai buvo. Į maišelius buvo išdalinės. Po 5. Tai kasdien visi iš šaldiklio 5 tos maišelės pamt ištraukė. Tai savaitį užteko. Kiekvieną dieną, savaitę, kiekvienas po spurgą namiškis valgė. Tai reikia tikėtis į šįsyk parvešiu. Kaip senis šaltis maišą dovanų. Nu ką, pusė 8, nuo saulės akinių nebreik, nes saulė da bišk tik apšviečia medžių viršūnės. Da gers pusvalandis į saulės nebebus. Ant 8 nuvažiuosiu, tai da šviesai prisistumsiu, o jau musiau, kai mašina įsipersistum, bus sutėmę beveik, o kai pilnai pasikrausim, bus iš vis. Liaudiškai taip išsireiškiant šikna. Niekada neatsiuntė vadybininkus. Bet ant sakė, į Orebro, į Frigoscandiją krovinys eintai. Musiau, kad užteks pasakyti pavadinimą. Čia maža ta kepiklėlė ir tai. Praeitį, kai buvau nereikėti jokių pasikrovimo numerių, nieko, paskui tiesiog į kur krautis man reikia viskas ir nekilo didesnių problemų dėl to. Kokios nebūs, da kokios fūros, kad čia tipo eilėj lauk, da kažką. Tada jau bus visai nemalonu, nes dabar taip 8. Aš galvoju, plius minus, jeigu pilnam krautis, nu tai čia iki 10 kažkur gaunas.
per kamerą atrodo šviesiau dabar žiūriu, bet realybė jau ganėtinai pritemė ir kad tyčia apsistatė. Nu. Kaip galvojat? Gausiu spurgyčio, ne? Ką? Sužinosit po vienos akimirkos. Susitiksim naktyje. Nerodau, kaip pristumsimės. Rodžiau 100 sykį, da be šito rodysiu 100 musio. Tai tiesiog stumu, einu krautis į valgyt spurgų. Nu, broliai, užtrukau trupiniai čia. Po 10-20, da pus 11, kitaip sakant, vos ne. Nu, grubiai prisistumiau, kol ten apsižiūrėjau, buvo po 8 kažkur 15, kai pradėjau krautis. Nu, 2 valandas, galim sakyti taip čia. Ir non-stopų taip, nušilęs. Buvo verta, žiauriai. Dirbo kita moteris. Iš Filipinų greičiausiai. Palei akcentą, man atrodo, kaip ir aišku, nes tekia bendrauti. Ne su viena filipinietė, tai žinau, kaip ponas kalba, arba Tailandas, arba Filipinai. Net švediškai jaučiasi, kai kalbės. Sakau, praeitas įk, sakau, buvau čia, sakau, prieš porą savaitę, sakau, tavo kolegė dirbo. Nu, sak, mes keičiamės. Eik, tu, sakau, perduok ačiū. Sakau, nuo visos mano šeimo, sakau, žiauriai skanios spurgytės, skanios buvo, labai skanios, sakau, vaikam kiek patiko. Galvoju, nesakysiu, ką man skanu, vaikam, galvoju, svarbiausia. Nors iš tikrųjų vaikai ir valgė, visi valgėm, bet ir vaikai. Nu tai gerai. Kokios, sak, labiausiai patinka? Jokio skirtumo, sakau, realiai. Nu tai gerai, sak, imk kanų. Tai turiu dabar, nežinau, bet kažkur gal 3 kartus daugiau negu praeitą syk, tai užteks mėnesiukui kokiam. Ir tai primečiau, aš čia galėčiau tankiau krautis. Paskui vis sutaupai, vienu žodžiu, parduotuviai. Nereik prie kavos nieką pirkti, nes turi spurgų šaldiklį pastoviai. Tai va, musiau dabar spaudu 15 minučių pertrauką, nes noriu pavalgyti. Rankinį neužtraukiau. Tai va, spurgų, jūs matot. Net nežinau dabar kur dėtis. Dabar šanas jaučiu, pasižiūrėsiu. Tas vienas paliksiu čia, o tas tokias apipiltas bandysiu susidėti į šaldytuvą, kad baisiai neaptirptų. Nes esu visiškai pilnas, neturiu vietos nei mašinai, nei priekabai. O kai išsikrausiu, vis tiek bus grindys ganėtinai įšalusios, neišils taip greit. Tai ryte, vienu žodžiu, pasidėsiu viską į kūzavą, taip vadinamą. Ir paskui vakare vėl išsimisius dėsiu jau tada vėl į kabiną į vidų. Nežinau, kažką reikia pavalgyti greit. Oi, 380 km. Čia rodo 4,5, lai neapsvaigs, čia 5,5 valandos mažiausiai. 5,5, dabar į 10:11, primesk pauzę, čiuk. Nu. Daliko, nemažai darbelio. Jau varškės valgyti, bet pagalvojau, ką varškę pasiliksiu pusryčiam. Suvalgiau tuną induką su duona iš lietuvių parduotuvės, kur daug visokių grūdų. Ir dabar ką, nežinau, po pertraukos dabar turiu važiavimo dar 2 valandas 20 minučių.
Tai tiesiog važiuosiu kažkur. Porą valandikių įstosiu padaryti, tada pusę valandos pertrauką. Oi. Jaučiuosi neblogai kol kas, bet paskui jaučiu pradės kabinti. Dabar iš tikrųjų pašaliau nosį neblogai. Prasijudinau su rankom, lembačkė. Ir ką veikti. Tas paletės tampyti. Aišku, nes ten nesunkios ten. Kiek ten gal sver 300 kg, gal tas dvi paletės sukeltus vieną ant kitos. Daugiau ten nesver, bet vis tiek. Supūs džandus iššauti. Biš buvo mėg suėmęs, bet prasipaipaliau. Su temperatūra viskas gerai. Pirmą nakties beveik. Po pirmos 20 pajudėsim iš čia vėl. 3 valandas iki vietos grubiai plius minus. Dar jeigu pauzytę pakeliui kažkur daryti. Apie 5 ryto turėčiau būti vietai. Na. Sunkiai kažkaip šiandien. Anksti kėliaus. Praeitą naktį irgi mažai miegojau. Tokie va reikalai. O, biš pavaikščiot gryno oro pakvepuoti. Nieko nesimato aplinkui. O, numeriai. KKZ. Och, tu žaltis šiandien. Einas savo buvo visai ne kažką, žinokit. Senai tai buvo sunkiai. Gerai, kad nereikia Borlangė, nes iki Borlangės dar būtų 2 valandos 15 minučių grubiai. Dabar jau orebrojas išsikraut ir gulti. Tai tas įguodžiai. Toks Frigoskandija, tenais po dešinę. Tai dabar tik tais... Tikiuosi nebus problemų čia su kokį įvažiavimu. Ir tada, aišku, dar reiks susirasti, kur kokia rampa čia bus mano. Gal čia užrašyta? Ne, čia aišku ir vartai. Vartai ir bet... Ir aišku, numeriai jokie nėra. Nu, čia kods kažkoks yra. Aha. Kas ten yra? Vidlosning, lasning, medėla for ankoms. Kažkoks numeris, tai bent tiek gerai. Ant vartų. 070 867. Kas ten yra 9? 9. Hallå, chaufför ringer från Tommy Norbergs åkeri. Jag är här framför grinden och har last från Rid. Munkar, du vet. 96 pall. Ja. Till Frigoskandija. Vad finns Vattenverks, det finns bara på fraktsedel det är skrivet bara Vattenverksgatan, Frigoskandija, Örebro, ingen nummer. Och referenser Thomas.
Och var är lagret? Okej. Åh fan. Okej. Bredvid menar du på andra sidan av gatan eller? I nästa grind. Men kan du öppna denna grinden så jag ska köra in och svänga runt och ska köra ut? Tack. Så där nästa grind på höger sida. Aha. Ja. Men det är konstigt, därför de sagt jag kommer här, du vet, på, ja. Därför jag lastade där, du vet, och kommer direkt så. Och de sagt jag ska låsa direkt så. Det är lite konstigt. Ja. Men jag är därför. Aha. Men kanske jag ska fråga, kanske de ska öppna och ska låsa själv, jag vet inte. Det finns också typ grinden och telefonnummer där. Aha. Aha, fan. Okej, vi ska kolla. Tack så mycket för information. Ja, tack, hej. Nu, va taip, įsijungiau prožektorių, nes mašinas čia važinėjus. Netasivažiavim sekantį firmaną. Sako, kada net darbą pradėt 7 ryto, sako, kad ten išsikrausi. Nu, fainiai, sakau, fainiai tada. 7 ryto. Oj, blemba. Nu, reiks eit miegoti iki 7 ryto. Nes ten visai kits sandėlys, o čia sandėlys, kur nelaiko šaldytas paletės. Prie varto atvažiavau. Nesimato. Čia prie to pulto numeris ir paskambinau. Tai atsakiklis sako, nuo 7 iki 4 mes dirbam ir viso gero. Tai persiparkavau taip, kad jeigu mašina atvažiuos vietinė čia, kur neturi kortelę ar kažką pasistatyti, pavyzdžiui, kaip ta lengvikė. Da pagalvoju, gerai darau važiuodams į vidų, nes išvažiuoti irgi reikia turėti raktą, tipo atsirakinti. Tai nežinau iš tikrųjų, ką man čia daryti ir kaip man čia daryti. Bet važiuoju į vidų. Vidui, manau, vis tiek bus biškelė aiškiau. Einu apsižvalgysiu, gal rasiu ką nors. Ten nuėjau, kontorikelė. Ir užrašas. Upetider nuo 7 ryto iki 16:00. Dabar po 4:20. Tai pasispaudžiau pasidaryti antrą pauzelę, nes nusimato šiandien visas 15 valandų. Jeigu čia tik 7 ateis, tai grubiai damės gerą valandą, kol išsikrausi. Nu, plemba. Būčiau žinojęs. Ką būčiau daręs, nieko. Bet jie mėgs, būčiau atvažiuojant kažkur stojęs pasnausti. Nes su kelio variau, galvoju, čia čiuk apsidirbsiu čia. GLC. Aha. Tai va kaip atrodo tie ratų slėgio davikliai. Čia gali išanalizuoti iš arčiau. Nu.
Čia Švedijoje greičiausiai jau nurašė. O grįž į Latviją, ar kur čia Aipalą, į Lenkiją. Grįž į Lenkiją. Sutvarkys bus kaip nauja. O va. Dujinikai išsitraukė. Nu, vienu žodžiu. 7 ryto. 7 ryto į tą firmą susirinko žmonės. Tai 7 pradėjau išsikraudinėti. Dabar beveik 8:30. Tada 5 minutės pasėdėsiu, kad būtų toksai apvalus gražus skaičius nuo 6 vakaro iki 8:30 ryto. Ir klosios lovą eisiu miegoti. 5:30 tad pradėsiu. Atvažiavau į Orebro, į Eurostopą. Paskui ką nors parodysiu, kaip prasipaipaliosiu biškį. Į pavakarį. Einu liūlį, paskui reiks jį žiūrėti, čia turėtų būti kažkur ir tualets ir atsipraus, taip toliau. Susitiksim už, kelių sekundžių, kaip išpailsėsiu. Nes pavargau iš tikrųjų. On a run from a given disaster, speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on driving to the end, still it feels like I'll pretend. Keep on driving and driving along the road tonight. Lost my head over my back between the jars and bottle jar. Just me and all the red lights. Keep on driving. Lab vakarą, lab ryt, nežinau kaip čia sakyti. Matot kiek laipsnių? Va tiek. Ačiū Dievui, kad aš turiu šitokį dalyką. Nes be nuo dabar sėdėčiau kaip tas žmogus mašinai. Nenoriu baisiai kišti kameras, bet tas žmogus, nes neatvažiavo, matyti, jau baigė darbą šiandien. Kai balt žmogus atsidarė abiejus langus, kas kers vėjas pūstų. Jis laukia ganėtinai stiprus vėjas, bet kai laukia plus 30 pūsk nepūtės, kaip sakant. Tas pats, kas gaisras burną užpūsti, neužpūsi, tai gali bandyti. Tai tas žmogus po triusikų sėdės, o ku darysi daugiau, o ku darysi. O vaikštant žmogėlis. Man gera mašina, gali nebloga, bet skaniai kondiškiai ir ant užgesintas. Pamiegojau, nežinau, negaliu sakyti, kad baisiai gerai, bet visai užteks mūsų, nes ryte pamiegojau ten, kol laukiu, kol atsidarysgi. Ir dabar numiegau čia. 4,5 valandas buvau užmigęs, paskui atsikėliau, aišku, norėjau myšti, tai reikėjo rengtis, eiti, paskui pavalgiau pietus, pagulėjau dar porą valandų, dabar nuėjau apsiprausiau biškį. Aš toks tolės murzins, tai net nenorėjau nieko rimtai praustis, tai biškėlį apsiplojau viskas.
paskui kai nuvažiuosiu krautis toj firmai, tenais į Normals Toilets, ten ir atsiprausiu jau troknį. Valandų į po 3:15. Tai dar turim, ką mes čia turim? 2 valandas 15 minučių, galėsim pradėti. Tai net nežinau, ką per tas 2 valandas čia tokio turiningo nuveikti. Laukiant tiek dušna, kad net nesinori iš nosies iš kabinos. Agregatus jau užsikūriau, mašinai priekabai. Dar į telefoną iki išsikrauti, baigi išsikrauti. Užkūriau vienu žodžiu mašinai priekabai agregatus, kad viestų. Kad nebūtų paskui fokusų. Tai viskas. Dienelė šiandien tokia biški paprastesnė nei vakar. Irgi reiks pasikrauti šaldytą, bet ten nešalta. Su rankom nereik tampyti, iš paskos tik vaikščioti. Ir pasikrovus niekur nereik važiuoti iškrauti. Tiesiog pasikrauti, grįžti pastatyti mašiną. Ar rytoj vietinis vairuotojas iškraus. Dėl rytojus dar niks neaišku, vadybininkas sakė, parašė žinutę, kad biškėlį lauk užsakymų, bet sako, tarp 5-6 vakaro, sako, turėčiau žinoti dėl rytojus. Bet rytoj, bet kokiu atveju bus, ką žinau, po pietų pradėti, nuo ryto jau nebus, nes vis tiek, kol apsidirbsiu šiandien paryčiais baigsiu. Atvažiavau Rebro iki to Euro truck stopą. Ai, palauk, mes kalbėjom. Užmiršau jau. Nes čia tualets ir vien dėl tualeto kažkaip galvoju, jeigu draug užsimanysiu kažko rimčiau, ką būtų kur nueit, kad nereikėtų eiti pakrumėm tupinėti ir minuoti apylinkį. Kažkur nesveikats, nežinau. O viskas prasidėjo nuo vakar, nes prastai išmiegojau visą dieną. Irgi prasta tokia, nepailsėjau gerai. Šiandien vėl. Bet sakau, ačiū, kad čia ir kondiškė. O jeigu pareis va naują mašiną ir nebus kondiškės, tai didžiulis minusas. Bet tikiuosi, kad bus. Jeigu Scania, tai Scaniose beveik visuose ir Norberge. Parein iškart jau. Komplektacijoje, jeigu Volvos blemba, dažniausiai nebūna, nes Volvose turi užsakyti atskirai kaip ekstra. Tai direktoriai apžiūriniai. Čia, kur aš dabar stovu, čia ir nemokamas parkings. Ten už tvoros, Eurostopo mokamas parkings, bet čia išversta tvora, kitoj pusėje išversta tvora. Tai ką, žinau, tai ten irgi gaunas kaip ir nemokamas parkings, nes jis ir nesaugoms. Tu per tą tvorą gali įlipti, nueit naktį, pasižiūrėti, ką turtenti, dar kažką. Sprend, ką daryt musio. Eina sau. Ir prieš tai buvau užkūręs, neapsikur mašiną, akumai šabas. Prisikondensavau. Wow, ką daryt. Ką rodo baterija? Eina sau. Ne čia. Palauk, baterija čia ir 22 voltas. Šabas. Ai. Ką daryti? Reiks skambinti į servizą. Hallå. Laimonas ringer från HLN 476. Jag vaknat efter 9 timmars rast i Örebro i Eurostop parkering.
Och batteri är helt dött. Så jag kan inte starta bilen. Kan du lösa någonting? Ja, tack. Hej. Hej. Ach, tu žaltina. Aš žinot, kas iškrovė 100% kondiškitą parkingą. Tai paskambinau į atsakingam į servizą. Pasakiau, kad po 9 valandų pauzės mirė baterija. Sako, žiūrėsiu skambinti kam nors, kad atvažiuotų prikūri tave. Rodo 2 voltas, bet ko neužtenka. Kai paskui raktelę nukrint iki, net neberodo užgesti viskas. Viskas užgesti tiesiog. Šaldytaus eik. Į kapį. Atsidariau šuoną, skambinau iš servizo, už 20 minučių atvažiuos Bergare, švediškai vadinas, Vikings tas, raudonom mašinom čia kur važinės, raudonom, geltonom, kur, vienu žodžiu, pagalba kelyje, sakė, suteiks tau start pagalbą, įdomu kiek kainuos, kokie jaučiu. Šiandieninis mano darbas, ką šiandien nudirbsiu, bus ant užvedimo 100%. Ką padarysiu? Kažkas yra netvarkinga, jeigu per 9 valandas išsikrovė akums. Man taip keistai paliko, nes aš prieš tai liktais buvau užvedęs. Jo, aš buvau biškų užvedęs, birbinau biškutį. Ir paskui kaip užgesinau, vėl įsijungiau kondišketą. Paskui kažkaip šiltą paliko mašiną čia, kai sėdėjau. Čia jau prieš galą, kokią valandą, kai buvo likus. Žiūriu, nebe in kondiškė. Galvoju, išsijungiau automatiškai. A ten jau matyti. Nudvėse, tada ir išsijungiau. Gerai, kad... Kas čia dabar? Gerai, kad sugalvojau, vienu žodžiu, anksčiau kurt mašiną. Būčiau kūręs, o kada darbą pradėtų 5 minučių, tai būčiau dar ilgiau lauktis, nu dabar ką. Atvažiuos greitgi ten kabelį pajungs, brpt ir užves. Tik šiandien jau nebegesinsiu, kol grįšiu namo načert. Nepatikėsit. Kažkaip taip pasukau raktelį, užgeso, vėl atsukau raktelį, galvoju, taip pat taip miręs. Pasukau raktelį ir iki galo gazą nuspaudžiau. Ir taip ir užsivedė. Eina savo. Tai dabar į voltažą jau rodo 27,2. Tai šiandien musiau jau negesinsiu mašinas. Laikraunas. Bet kondiškiai iškrovė 100%. Staigiai paskambinau tam į servizą, tam žmogui. Sakau, staigiai skambink tam Vikingui atbookings, kol nereikėtų pinigų mums mokėti. Sakau, užsived, nu sakau, kažkaip užsivedi stebuklingai toks. Durniaus vietai pasirodžiau, bet ką žinau, nu nesivedė, pats matėt. Nu, geras, pastovėjai ir užsivedė. Susižadina gal, vuk. Vėl nežinau. Man žodžiu. Pats tas va už minutės reikia darbą pradėti. Nustatymai, per kiek laiko šiandien pavyks pasikrauti? Hallå. Jag har lastning 8660 till Helsingborg. 660? Var det jag precis släppte igenom? Linden? Ja. Ja, 660. 8660, ja.
okej, på 3 och 4. Ja, tack. Hei. Hej. Biškios gudresnis pasidaręs, ar tingesnis. Pasėmiau numerius, ką nereikėtų tiek laipėti. Tiesiog pasiskambinę, atidaryk vartus, pasiskambinę, kokią rampą. Gyveni mokais. Nu, statymai. Be 15-6, kol prisistumsiu, kol atskabinsiu, kol nueisiu, kol pradėsiu. Krautis bus apie 6 vakarą. Tikiuos per porą valandų pasikrauti, nu būtų super. Super būtų, jeigu per porą valandų išeitų pasikrauti. Pusantros valandos. Čia su neskubant. Ir dabar buvau atsipraust. Nežinau, visi normalų žmonės prausas ryte į vakarą eidami miegoti. Bet aš 7:30 vakare atsiprausiau kaip ryte. Dabar iki ryto važiuosiu, tada eisiu maudytis, eisiu miegoti, kai visi eis į darbą. Kažkas. Na, ne? Vakariuks eina savo 7:30, 24 laipsniai. Kosmosas. Viens, 2, 3, 4 kods išvažiavimo. Kad, kaip sakant, nekiltų durnų klausimų. Tiesiog pabandai, atspėjai ir išvažiuoji iš teritorijos. Nu, niekada bai nelika. Grubiai 7,5 valandos kelio į pertraukėlę. Nu, kažkiek tiek. Nu, da, kurą užstojat? Nu, tai 8 valandos kelio grubiai su kuro užpilimu neskubant. Pasėmiau kavos. Spurgų jau nevalgysiu, nes suvalgiau iš vis spurgų nuo vakarą 5. Tai negaliu valgyti daugiau. Nes į taip storsiu, esu į taip pripažįstu. Sako, pirm žingsnis į kažkokį tai sveikimą ar dar kažko tai ir pripažinims. Aš pripažįstu. Aš esu laimis, aš turiu viršsvorį ir su tuom bandau pabiškovoti. Bet ne visų pajėgumų dar. Lembačkai, kažkur reikia pavažiuoti. Reikia pažiūrėti, kada saulė leidžias, kažkur paliekti, sustoti, padaryti pertrauką su tuo. Nu, viskas, video pabaiga. Dingo nuotaika, problemos. Nenoriu nei kalbėti, nei nieko. Na, tai jau susitiksim kitam. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Čiau.